Mano saujoj dūzgia bitės, tavo plaučiuose vanduo. Mano saujoj gęsta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo. Mano rankos žvyro pilnos, mala sniega debesų. Verkia rauda mano girnos, aš smingu tau ant pečių. Sausio 13 – mūsų tautos diena, laisvės gynėjų diena. Laisvė pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes prarasdamas laisvę asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo aš. Netekti laisvės, netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir gerėdamiesi jų žygiais visam pasauliui skelbėme, niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime tėvynės laisvę. Tikrai lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų, apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Mažeikiškiai drauge su visa Lietuva minėjo sausio 13-ąją. Sausio 13-oji reiškia lūžio tašką Lietuvos istorijoje. Lūžio tašką, kai lietuvių tauta pakovojo už savo principus. Tai lėmė posūkį į tą kelią, kuriuo einame šiandieną. Pirmadienio ankstų rytą Lietuvos mokyklose ir įstaigose pagarbi tyla. Mokyklos, organizacijos, kai kurie gyventojai savo pastatų languose 10 minučių įžiebė žvakutes. Jos skirtos žuvusiesiems už laisvę pagerbti. Pilietinė akcija Atmintis gyva, nes liudija tai viena iš daugelio akcijų šią sausio 13-ąją. 8 val. Ryte įsižiebė vienybė žvakutės. Tai prisiminta prieš 23 metus Lietuvos piliečių vieningumo dėka pasiekta pergalė prieš sovietinių okupantų ir vietinio kolaborantų karinę agresiją, bei pagerbti žuvusieji už laisvę. Pasak vieno šios idėjos iniciatorių, 1991 metų Lietuvos piliečių pergalė prieš agresorių yra iškiliausias įvykis mūsų šalies naujausių laikų istorijoje, nulėmęs ne tik mūsų šalies ateitį, bet ir greitą sovietinės totalitarinės imperijos subyrėjimą, o tuo pačiu ir esminius tarptautinius geopolitinius procesus. Prieš 23 metus mes išlaikėme pilietiškumo egzaminą. Tautos laisvės siekis ir vienybės dvasia subūrė Lietuvos žmonės pasipriešinti brutaliai kariniai jėgai ir apginti teisę į nepriklausomybę. Šią iniciatyvą siekime, kad nors mažą dalelę to vienybės jausmo ir pasididžiavimo pasiekta pergalė šiandien pajustų visi Lietuvos piliečiai ir ypač mūsų jaunoji karta. Tuo pačiu metu 10
10 minučių įžiebdami žvakutes visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Tai buvo tautos pergalė, o tauta tai ne tik žmonės gyvenę tuo istoriniu momentu, bet ir ankstesnės kartos, padėjusios laisvės siekio pamatus. Nepriklausomybės kovų savanoriai, pokario partizanai ir rezistentai, tai ir šiandieninė karta užaugusi nepriklausomoje Lietuvoje. Tai ir jų vaikai, kurie gyvens ir kurs ateities Lietuvoje. Bandydama nuversti teisėtai išrinktą ir nepriklausomos valstybės atkūrimą paskelbusi Lietuvos valdžią, sovietų kariuomenė 1991 m. sausio 13 naktį Vilniuje ginkluota jėga užėmė televizijos bokštą bei radio ir televizijos pastatą. Sovietų kariuomenė tuomet neišdrįso pulti aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo rūmų, kuriuos saugojo 10 000 žmonių. Tačiau prie televizijos bokšto nebuvo išvengta aukų. Desantininkams pradėjus su karinė technika važinėti po minią ir šaudyti į beginklių žmones. Mažeikių bendruomenė prisimindama ano meto įvykius dalyvavo šventose mišiose už Lietuvos laisvės gynėjus Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Ir šiandieną šiais žodžiais mums yra prabudusios pareiga. Mes sužiūrėjome ir sugrįžtame į istoriją, kurią mes kiekvienais metais ją atmename. Tai yra istorija ir šiandieną tos garbius įvykius. Gal kai kurie iš mūsų jose mes dalyvavome jau praeityje. Šiandieną mes galime teigti, mes esame laisvi ir nepriklausomi. Tikiu, kad tie žmonės, kurie prisimena tragiškas istorinius įvykius, yra tikrai Lietuvos patriotai. Ir šiandieną mūsų toks neįprastas, galėtume sakyti, būrys žmonių susirinkome Lietuvos laisvės gynėjų dienoje paminėti šį istorinį įvykį. Ir kur galima kreiptis į jūs taipogi, kurie prisimenate tos įvykius, kai dalyvavote, esate Lietuvos patriotai. Galbūt iš ties patetiškai skamba, bet mano nuomonė, jie būtent tie, kurie dabar nedvejodami stovi ginti savo ir mūsų laisvės, esate jūs šiandien susirinkę, paminėjai svarbiausią istorijos įvykių paminėjai. Kad ir šiandien mes pažvelgtume į gyvenimą, koks jis dabar ir bebūtų, jei tuomet gal ir mums artimi žmonės. Ir tie žmonės, kurie paaukoja savo gyvybės už mūsų tėvynės laisvę, ar tai mūsų artimieji, pažįstami ar draugai, bičiuliai. Kiti tėvynei mylinti žmonės, nebūtų jie stovėję prieš tos tankus, kad apgintų mūsų tėvynės laisvę ir priklausomybę. Šties ir galėtume šiandien paklausti, ar turėtume šiandieną tokią laisvę, ar turėtume tokią pasirinkimo laisvę, kokią dabar. Laisvė, kur tikėti, ko būti, kur studijuoti, kur keliauti. Po mišių sausio 13-osios įvykiai prisiminti ir kultūros centre. Visi susirinkę klausėsi jaunimo atliekamų patriotinių dainų ir iškilmingų kalbų apie laisvės ir nepriklausomybės svarbą. Nesakysiu, jog džiugu, kad tiek daug ar mažai šiandien jūsų čia susirinko. Mums džiugu, kad būtent jūs čia atėjote. Atėjote tie, kuriems širdis sakė, kad būtina ateiti. Visai taip kaip prieš 23 metus. Mums jaunimui šiomis dienomis užduoda tokį klausimą. Ar jūs eitumėte, ar gintumėte?
Man asmeniškai šitas klausimas nuo pirmojo iki paskutinio žodžio yra žeidžiantis. Atrodo net šventvagiška svarstyti, kai yra žinomas tik vienas atsakymas. Eičiau ir ginčiau. Nebūtų racionalaus mąstymo pergyvenimo dėl buities, dėl savo ateities, pagaliau dėl gyvybės. Liktų tik tas instinktas, kuris mus lietuvius jau 100 metų kiekvieną kartą atsėlinus klastingam priešui telkia į nesavanaudišką, vieningą ir brolišką minią. Tik ten mano kaip jauno žmogaus būtų vieta, kartu su jumis. Niekas negali nugalėti tautos einančios į laisvę, nepriklausomybę. 1989 m. rugpjūčio 23-osios Baltijos kelias parodė – mes esame. 1990 m. kovo 11 paskelbė – Lietuvos valstybė yra. 1991 sausio 13 patvirtino – mes būsime. Lietuvos nepriklausomybės priešai taikė tiesiai į širdį. Buvo šaudoma į laisvą žodį, į lietuvišką kalbą. Vėl kaip ir knygnešių laikais sunkus svetimšalio batai pirmiausia trypė laikraštį, žurnalą, knygą, nes iš jų sklido ir šviesa, ir tiesa. Tokiais žodžiais lankytojus pasitinka Mažeikių viešoji biblioteka, kur sausio 13 dieną muziejininkai suruošė tapybos darbų fotografijų parodą Gėlėm apkaišysiu, skirtą žuvusiesiems už laisvę. Parodoje tarp tapybos darbų iš nuotraukų žvelgia sausio 13-osios aukos. Žmonės žuvę 1991 m. sausio 13 dienos naktį. Sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radio ir televizijos komiteto pastatą. Tai Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis ir Vytautas Vaitkus. Visi jie žuvusieji už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Kiekvienais metais minint sausio 13-ąją prisimename, kad laisvę ir nepriklausomybę iškovojame savo krauju, ryžtų, nenumaldomų norų gyventi laisvi. Labai didžiuojas tiems žmonėmis, aš pats nebuvau sąlygų, bet didžiuojas tiems žmonėmis, kurie ten susirinko tiek prie tų rūmų. Tai juk jeigu ne jie, tai būtų juk kita aukščiausia taryba, tai būtų jie, juk planavo. Tai aš noriu visiems, kurie dar ten yra ir kurie žiūri, tai kad jiems padėkoti, kad jie mums tikrai išlaikė. Kaip eilinį patyrė šitą. O prieš tos 23 metus gal teko pačiam dalyvauti kažkokiam viena... Neteko dalyvauti, nedalyvavau. O namuose, šeimoje ar kažkada prisimenat sausio 13 tos dienos įvykis? Nu, vis laik prisimenam. Visgi televizijai žiūrėm, viską prisimenam vis laik. Reiškia gautinį atgavimą nepriklausomybės, kaip kitaip, kaip pradžią, kas davė pradžią. O gal prieš tą daugelį metų gal dalyvauti ir pats tuose įvykiuose? Ar neteko dalyvauti? Nu, neteko, aš dirbau visą laiką, neteko dalyvauti. Bet visą laiką sekėm per televiziją, per radiją čia. O dabar, kai yra prisiminimui tos dienos skirtos renginiai, dalyvaujat, nedalyvaujat? Nu, nedalyvauju, bet sekau šitą dieną, kaip sakant, minimum visą laiką yra. Minimo diena. O namuose su šeima savo pakalbat, prisimenat ar ne? Būtinai. Vaikams, anūkams papasakojat? Taip, būtinai. Prisimenam, šiandien žiūrėjau laidavo per televizorių. Viskas gerai. Šeimoje diskutuojat apie tai? Nu, vis šeima išvykus, žmona pasikalba. Kaip prisimena tuos įvykius?
Prisimins, kur neprisimins. Sausio 13. Jau 23 kartą prisiminėme šią datą, kraupius įvykius sostinėje ir jaunos valstybės gynėjus. Vėl degė žvakelės, liepsnojo atminimo laužai. Prabėgo 23 metai. Kiekvienais metais vyksta minėjimai, sakomos kalbos, rodomi vaizdo įrašai. Atrodo, kad lietuviai atsimena, supranta ir vertina 1991 auką. Sausio 13 diena, kai dar ir dar kartą žiūrėdami istorinius kadrus išspaudžiame ašarą. Ašarą ne tik dėl kraupių vaizdų ir žuvusiųjų, bet ir dėl tiesiog spinduliuojančio tautos bendrumo jausmo.